Ar žinai, kad kiekvienas skaičius tavo gimimo datoje tai yra sielos kodas ir jis gali būti užšifruojamas tam tikrų simbolių, tam tikrų ženklų. Ir visa tai, kiekvienas simbolis parodys tavo talentus, tavo praeitį, dabartį bei ateitį. Ir visa tai, su kuo mes susiduriame kasdien, pastebime tam tikrus ženklus, tam tikrus skaičius, tam tikrus simbolius, tam tikras erdves, net visa aplinka mūsų supanti juk taip pat yra atitinkamų formų. Žiūrėkime, tai ir apskritimai, ir kvadratai, ir trikampiai, ir žvaigždės visokiausios. Tai visa tai signalizuoja apie tam tikrus visatos ženklus. Ir žinodami tuos dalykus mes galime harmonizuoti neharmoningą aplinką, išsiderinusią aplinką. Mes galime harmonizuoti savo būsenas. Mes galime pritraukti į savo gyvenimą atitinkamą realybę ir realizuoti savo svajones. Labai įdomus, sakyčiau, bet sudėtingi, bet ir paprasti dalykai, kai suvoki tuos mechanizmus, kai leidi savo pastebėti, kai leidi savo priimti ir leidi savo patikėti. Iš asmeninės patirties. Šis penkiakampės žvaigždės simbolis mane paviliojo, net nežinau, žinokite, gal prieš 8, o gal prieš 10 metų. Aš tiesiog pamačiau šį pakabuką, įsigijau ir padėjau į stalčių. Tuo metu, vadinasi, dar nevibravo tos energijos, kurios manyje jau užkoduotos. Penkiakampė žvaigždė rodo mano praeitį, rodo lyderystę, rodo gebėjimą vadovauti, organizuoti, gebėjimą prisijimti atsakomybę už savo gyvenimą, ką aš padariau šios energijos dėka. Ir beje, tai ir atsakomybė už kitų gyvenimą. Iš tikrųjų ir jūs gimimo datoje turite penkiakampę žvaigždę, jei esate gimęs, gimusi gegužės mėnesį, arba tiesiog gimimo datoje yra penketukas. Tai ir 5 diena, galbūt 15 diena gimimo diena, ar 25, ar gimimo metuose yra šis skaičius, tai irgi yra ši energija. Tik klausimas, ar tai byloja apie jūsų dabartį, ateitį, praeitį, o gal tai yra pagrindinė jūsų paskirtis. Ir klausimas, ar bent kažkokia svajonė yra susijusi su šia energija. Kiek reikšmingas šis simbolis jūsų gyvenime. Šiandien, vakar, rytoj ar apskritai. Taigi, aš, Jolanta Jurkynienė, Jaunaties svaja įkūrėja, apjungiau astrologijos, numerologijos ir kvantinės ezoterikos žinias, sukūriau išties unikalų metodą, kaip realizuoti svajones ir pritraukti norimą realybę. Tai kviečiu tave komentuoti vasaros kodas ir atsiųsiu daugiau informacijos. Arba tiesiog parašyk man asmeniškai. Ir aš siūlau naują paslaugą. Kviečiu tave patyrinėti, kai sukursiu ženklą, tau asmeninį simbolį, pagal tavo gimimo datos duomenis, atsižvelgiant į jaunaties poziciją šį mėnesį,
į vasaros saulėgrįžos energijas, į tavo asmeninę metų energiją, į tavo asmenines mėnesių energijas visai vasarai. Taigi sukursiu ženklą tavo svajoniai, tavo tikslui šiai visai vasarai. Tau belieka turėti tikslą bei svajonę. Nes būtent šis ženklas mano pačios, ar ne, ir vasaros saulėgrįžos, sakykime, ir šių metų birželis, tai apsiriboja būtent penkiakampės žvaigždės ženklu. Ir šį ženklą aš jau rašausi ant rankos. Tu galėsi tą simbolį taip pat nešioti nuolat su savimi, užsirašyti ant rankos, ant pirštų, įsidėti į piniginę, bet aš tau padarysiu ir labai gražų paveikslą, kurį galėsi užsidėti ant, tarkime, telefono, ar net įjungus telefoną, kad tu iš karto matytum tą ženklą, ar galėsi pasikabinti kažkur. Žodžiu, panaudosi kaip tik norėsi, bet tau svarbiausia išsiaiškinti, koks ženklas, simbolis tave turi lydėti visą šią vasarą, kad realizuotum savo svajones. Na, taigi, rašyk man, komentuok vasaros kodas ir sužinosi daugiau. Būtinai širdelę ir šiam įrašui.